Sveiki, mes džiaugiamės, kad jūs vėl su mumis. Eteryje Raudų siena. Šios dienos tema – homoseksuali santuoka, visuomenės progresas. Homoseksuali santuoka bei homoseksualių porų teisė įsivaikinti yra ne tik atskirų asmenų, bet ir visos visuomenės progresas. Šiais žodžiais Prancūzijos prezidentas įvykdė savo pažadą 2012 m. lapkričio 7 d. nacionalinio surinkimo akivaizdoje išdėstydamas įstatymo dėl įstaigų įtvirtinančių santuoką atvirumo visiems nuostatą. Tačiau Paryžiaus burmistrui Lėbeliui homoseksualų santuoka yra incesto bei pedofilijos legalizavimo pradžia, atverianti kelią santuokoms netgi su gyvūnais. Tai dievobaimingam kibucui Jeruzalėje reiškia štai ką. Jis privalėjo sumokėti 12 000 eurų baudą 2 lesbietėms už tai, kad dėl religinių įsitikinimų atsisakė išnuomoti joms patalpas vestuvių pokyliui. Moteris apskundė šį centrą teisme, kurio išlaidas 4 000 eurų teko padengti savininkui. Dar daugiau, teisėjai nusprendė, kad visos šalies vestuvių pokylių salės turi būti atviros homoseksualiems asmenims. Šis įsakymas galioja net ir tada, kai tai prieštarauja salės šeimininko religiniams įsitikinimams. Seksualiniai laisviai taip, tikėjimo laisviai ne. Atrodo, kad taip liaupsinama tolerancija pasitarnauja tik vienai visuomenės daliai. Jūs manote taip pat? Tad nusiųskite šią nuorodą draugams, pažįstamiems ar artimiesiems. Sudie.